Vasario 16. Lietuvos signatarų sukurtas stebuklas. Vasario 16 dieną Lietuva švenčia valstybės atkūrimo dieną. 1918 m. vasario 16 Lietuvos taryba paskelbė aktą, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Tai buvo padaryta remiantis tautų apsisprendimo teisė, lietuvių tautos valia ir lietuvių konferencijos nutarimu. Vasario 16 akto gyvendinimą lėmė palanki tarptautinė padėtis, Rusijos imperijos suirimas, aiškėjantis Vokietijos pralaimėjimas kare ir tautų teisės į valstybingumą visuotinis pripažinimas. Įvykiai, kurie lėmė vasario 16 akto pasirašymą. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais didžiąją etninės Lietuvos teritoriją net 120 metų valdė carinės Rusijos imperija. Per šį laikotarpį surengti 2 sukilimai prieš carinę priespaudą, uždrausta lietuviška spauda, susiformavo lietuvių tautinis judėjimas bei slaptos knygnešių organizacijos. Būsimieji 1918 m. vasario 16 akto signatarai nuo mokyklos laikų talkino knygnešiams, patys platino laikraščius ir knygas, taip pat rašė straipsnius ir lietuviškos spaudos leidinius. Dar vienas ryškus šio laikotarpio istorinis įvykis – Didysis Vilniaus Seimas, kuris vyko Vilniaus miesto salėje 1905 m. gruodžio 4 ir 5 dienomis. Šio Seimo posėdžiuose dalyvavo 11 iš 20 būsimųjų signatarų. Dalis kitų akivaizdžiai dar buvo per jauni tokiam politiniam suvažiavimui, kai kurie gyveno užsienyje. Didžiajame Vilniaus Seime aiškiai pradėtos suformuluoti Lietuvos politinės idėjos, tautiškai susipratusių lietuvių. Susirinkusi inteligentija iškėlė Lietuvos kaip autonominio darinio Rusijoje idėją. Tačiau priimti nutarimai ir buvo užgniaužti carinės administracijos. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui po metų 1915 m. Lietuvą okupuoja vokiečiai ir sukuriamas Oberostas. Per Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos užimtos Rusijos imperijos dalies teritorinis vienetas. Įvestos griežtas krašto valdymas, rekvizicijos, priverstinės žemės ūkio duoklės, įvairūs kiti mokesčiai, darbo batalionai, kaip ir priverstinis ideologijos prišimas bei griežtas cenzūra lėmė vietinių gyventojų nepasitenkinimą ir priešiškumo administracijai. Vis labiau brendo noras išsivaduoti iš visų priespaudų. 1917 m. rugsėjo 18 ir 22 dienomis vyko lietuvių konferencija į Lenkų žiemos teatro salę. Susirinko 217 delegatų, iš kurių ir buvo išrinkta 20 asmenų Lietuvos taryba. Lietuvos tarybos konferencijos buvo iškeltas tikslas išvesti Lietuvą į nepriklausomybę. Pirmininku išrinktas Antanas Smetona. Lietuvos taryba 1918 m. vasario 16 d. priėmė nutarimą dėl nepriklausomybės atkūrimo. Nutarime skelbta, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostinė Vilniuje ir valstybė atskirianti nuo visų valstybių ryšių su kitomis tautomis. 1918 m. vasario 16 aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Vasario 16 aktas buvo pasirašytas Vilniuje, vadinamąją Štralio name, Didžioji gatvė 30. Dabar Pilies gatvė 26, signatarų namai. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti patalpose. Lietuvos tarybos posėdžiui pirmininkaujančio Jono Basanavičiaus perskaitytas aktas buvo priimtas vienbalsiai. Tai konceptualus, lakoniškas vos 122 žodžių ilgamečių vilčių dokumentas, kuriame nežadama materialinių gėrybių. Jį pasirašė 20 signatarų. Pirmasis pasirašė Jonas Basanavičius. Kiti tarybos nariai – abėcėlės tvarka. Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas,
Stanislavas Narutavičius, Alfonsas Patrulis, Antanas Smetona, Jonas Milkevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Steponas Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis ir Jonas Vileišis. Kurtis tautiniai moderniai Lietuvos valstybei pagrindą sudarė Europos ekonominė ir socialinė dinamika. Pagrindinis žmogus, vedęs į nepriklausomybę, buvo Jonas Basanavičius. Dauguma prasidėjusių prie nepriklausomybės kūrimo buvo lietuviai, išsilavinę kaimo vaikai. Tad ir kūrėsi jau ne buvusi bajorų valdoma valstybė, bet moderni demokratija. Simboliška, kad vasario 16 yra ir Jono Basanavičiaus mirties data. Visą gyvenimą atidavęs Lietuvos kultūros ir laisvės puoselėjimui, atkūręs valstybę ir sulaukęs jos sutvirtėjimo, profesorius ramiai atsisveikino su šiuo gyvenimu. Jo misija buvo baigta. Ką reiškia signataras? Signataras yra kilęs iš lotyniško žodžio signator, reiškiantis liudininkas, prispaudžiantis antspaudą. Asmuo kartu su kitais pasirašantis ypač svarbu valstybinės reikšmės susitarimą ar pareiškimą. Lietuvoje pirmieji signatarai yra vasario 16 aktą pasirašę Lietuvos tarybos nariai. Signataras turi Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą ženklą ir pažymėjimą, su kuriuo gali nekliudomai lankyti Seime, prezidento rūmuose, vyriausybėje ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, bei eilės būti priimtas šių institucijų ir įstaigų vadovų, gauti bei naudoti šių institucijų ir įstaigų turimą informaciją, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės ir tarnybos paslaptis, dalyvauti jų rengiamuose posėdžiuose ir kitose renginiuose, pareikšti savo nuomonę dėl svarstomų teisės aktų projektų.